Na ir kągi, keliaujam toliau santykių tema. Ir būtų tiesiog santykiuose, jeigu klaidinga, jeigu mes nenusistatytumėm, kasgi mes esame tuose santykiuose patys, kad jau mes turime fiziologiją ir savo biologinę struktūrą visiškai skirtingą, tai jau aišku, kad auklėjimas mūsų visiškai skirtingas, taip pat aišku, ir kad mes skirtingai suprantame laisvę įvairiuose srityse. Tai irgi aišku. Tai šiandieną dabar pakalbėkime apie tai, kaip aplamai mes atrodome tuose santykiuose. Kadangi mėgstu daug paišyti, tai dabar papiešiu. Tai čia yra, sakykime, vyras ir moteris. Bet gali būti šitoj vietoj ir vyras ir moteris, ar ne? Bet šitoj vietoj gali būti ir darbdavys, darbuotojas. Šitoj vietoj gali būti sesė ir sesė. Šitoj vietoj gali būti draugė ir kita draugė, arba tiesiog bendradarbiai, moteris ir vyras skirtingi. Čia yra labai viskas labai skirtinga. Dvi asmenybės. Įdomumas tame prasideda, gal truputį reikėtų kitaip papiešti vieną iš jų, ryškiau, gal kažkaip su brūkšneliais, kad skirtume. Va čia, sakykime, moteris su mėlynais brūkšneliais, vyras, vien tik tai oranžinis. Taigi, visos problemos prasideda nuo to, kad pirmas, mes turime įsivaizduojamą požiūrį apie save. Tiesiog mes turim nuomonę apie save. Ir čia jau prasideda namų darbai. Mes turėtumėm apsirašyti savo nuomonę apie save, ypač kai yra santykiai tarp vyro ir moters. Tai yra vyro nuomonė apie save ir moters nuomonė apie save. Tai yra, mes įsivaizduojam, kokie mes esam. Moters nuomonė apie save, ar ne, ir vyro nuomonė apie save. Tai yra labai svarbu. Tai yra mūsų požiūris į save, kokie mes esam. Geri, negeri, kokie, ar mes atsakingi, neatsakingi. Tai yra mūsų požiūris pačių į save. Ir tai labai stipriai lemia mūsų gyvenimus. Jeigu mano nuomonė apie save yra vienokia ir kitokia, aš labai stipriai, spalvas truputį pabandysiu pakeisti, kad būtų aiškiau. Jeigu mano nuomonė apie mane yra vienokia ir kitokia, ir įsivaizduokite, tuo momentu, šitaip padarysim. Taigi, vyriškis turi nuomonę apie save. Koks jis yra. Ir jeigu jo nuomonė apie jį yra, aš fainas, aš čia viską galiu, aš čia viską pasieksiu. Tai kodėlgi santykiuose tarp jo ir moters atsiranda nesusipratimai? Arba moteris turi labai gerą nuomonę apie save. Tai kodėlgi santykiai jo su vyru atsiranda nesusipratimai? O todėl, kad mes turime vyras turi nuomonę, vyro nuomonę apie moterį, jis turi savo nuomonę, moters nuomonę apie vyrą. Apie vyrą. Įsivaizduokit šitaip. Ir čia atsiranda dar sekantis etapas. Reiškia, aš galvoju, kad vyriškis yra neatsakingas, o jis galvoja, aš koks afigienas, kaip man viskas sekasi, aš viską moku, man čia viskas gerai yra, o moteris galvoja, amžiais, ko paprašyk, to nepadarys. Visiškai skiriasi nuomonės. Įsivaizduojat, visiškai skiriasi nuomonės. Įsivaizduojama nuomonė apie save nuo kito žmogaus nuomonės apie tą žmogų. Bet dar įdomiau, kad yra realioji nuomonė. Realioji. Tai kaip tave mato visi kiti. Reiškia, dar yra viena trečioji nuomonė. Ir šitą
nuomonę formuoja tiek vyram, tiek moterim, nuo pat vaikystės formavo tėvai, formuoja šitą realiąją nuomonę, formuoja įsitikinimai, formuoja auklėjimas, formuoja laisvės. Visa tai formuoja. Ir šitą suformuotą nuomonę daro besąlyginę įtaką tiek šitai nuomoniai. Ir tada gaunasi, kad mes visi, absoliučiai visi, mes gyvenam iš iliuzijų. Mes net nesuprantam, ką tas žmogus apie save galvoja. Visų pirma, turime susistatyti savo raštu tai, kad ką aš pati jaučiu, koks aš esu žmogus, ar ne? Tada su savo sutuoktiniu, su savo draugu, bendradarbiu, su visais paimti ir pasikalbėti apie tai, kokį tu mane matai. Galbūt vienas žmogus neturi vidinės vertės, o kiti jį be galo iki padangaus vertina, nes skaito, kad yra labai fainas, labai patikimas, labai draugiškas žmogus, bet tas žmogus sako, ne, aš čia nieko nemoku, nieko nespėju. Įsivaizduojat? Ir vėl tada būna iškreiptas vaizdas. Mano mėlėjai, pirmiausia, mes turime padaryti namų darbą. Tai yra, jeigu norime puikių santykių, mes turim gyventi ne iš iškreiptų iliuzijų, kurios mums absoliučiai nieko neduos. Visiškai. Bet būtent, kad kalbėtųsi asmenybės. Santykiuose yra du pagrindiniai dalykai. Kad nebūtų iliuzijos, tai yra kalbėtis. Ir antras, girdėti, klausytis. Tai du dalykai, kuriuos turite padaryti, kad pamatytumėte tikrasias asmenybės ir kad mylėtumėte tikrasias asmenybės. Visi mes turime trūkumų, visi mes turim kažkokių nebaigtų darbų, visi mes turim visko, ko tik nori savo gyvenimuose. Bet klausytis šalia esančio žmogaus mes turim išmokti, norint turėti gerus santykius. Ir kalbėtis apie tai, ką aš jaučiu savo viduje, irgi turime, norint turėti gerus santykius. Tai šį kartą apie santykius tiek, darome namų darbus ir iki greitų susimatymų. Jei patinka ir tinka, spaudžiame patinka ir užprenumeruojame kanalą, kad galėtumėte matyti visus naujus video. Apkabinu, su jumis Eligija ir skaičių magija.